Aš esu Martynas ir kas aš esu, tai aš esu grafikos dizaineris, bet kuom aš išsiskiriu iš kitų, tai aš save pristatau gal taip, kad aš esu dizaineris su tam tikrom kompetencijom išskirtiniam, kurias įgijau savo alma mater, tai yra ekologijos krypties kompetencijos per studijų laiku, paskui komunikacijos integruotos turėjau garbės irgi studijuoti magistrą, iš kurio irgi labai daug sukaupiau žinių, kurias aš stengiuosi dabar panaudoti savo tiesioginiam darbe. Tai kadangi esu kūrybininkas, kaip ir dauguma kitų kūrybininkų, mūsų kūrybinis procesas yra atvaizduojamas maždaug taip. Gavus užduotį, didžiąją laiko dalį mes galvojam apie tą užduotį ir tam tokiam ilgam periode mes galbūt nusiraminam. Gerai. Ilgam periode mes galbūt nusiraminam, paskui ateina panika ir kai ateina tie terminai, mes pradedam dirbti ir tada galbūt įvyksta tos tokios sėkmės istorijos, kurių dėka aš stoviu čia šiandien prieš jūs ir turiu garbę pristatyti šią temą. Tai taip nenutiko šį kartą, turėjome irgi daug galvojimo, irgi buvo ilgas procesas, bet žinoma, ne kartą tikrai tą sėkmės istoriją galima būtų pavadinti ir 3 bemiegės naktis iki deadline'o. Tai pradžia mano tokia būtų apie patį pristatymą, norėčiau truputį iš šalies pašnekėti didesnių paveikslų. Tai šiandien klimato kaita ir aplinkosauginės krizės iš esmės kelia nerimą ir yra aktualija mūsų šių dienų. Nors pagrindinė informacija apie klimato kaitą mus pasiekia, nežinau, iš žiniasklaidos priemonių, medijų ar kitais kanalais, visai neseniai, dar prieš kelis mėnesius mes tikrai galėjom pamatyti, visi susidūrėm su ta situacija, ne visi susidūrėm, atsiprašau, bet galėjom net kai kurie akis į akį susidurti su tokiais padariniais, kuomet ta pati, nežinau, mūsų lietuvių pamėgta Ispanijos Valencijos regionas susidūrė su potviniais, kurie tikrai yra lemti klimato kaitos padarinių. Tai tikiuosi, kad jums neteko su to susidurti ir laimė jūs esate čia šiandien su mumis, gyvi sveiki, tai tokia ta realybė, gal kiek liūda, bet tokią mes ją turim. Tai šitoj vietoj paraginčiau kiekvieną jūsų paklausti savęs, kaip savo tiesioginiais veiksmais, darbo ar kitą galite prisidėti prie kitokios ateities kūrimo, kuri būtų tvaresnė. Tai štai atsakant į šį klausimą, galbūt dauguma organizacijų, įmonių pradeda galvoti apie kitokį ekologinį prekės ženklą kūrimą. Iš esmės, kuo jis skiriasi, tai ekologinis prekės ženklas gali parodyti vien savo prekės ženklų, kad jūsų verslas, įmonė, organizacija atsakingai žiūri į tvarumą, į klimato kaitą. Tai tiesa, tinkamas pasirinkimas, tinkamas grafinis pasirinkimas gali net sumažinti anglies pėdsaką jūsų prekės ženklo. Taip pat dar tokia viena iš naudų galėtų būti neatrastų auditorijų atradimas. Tai manau, kad ateityje tokios auditorijos jūsų organizacijom, įmonėm ar kitiem verslam, auditorijos, kuriai rūpi ekologija, tvaresni pasirinkimai tik augs, nes suprantam, kad atmosfera, pavadinkim, kaista mūsų planetoje. Tai tiek trumpai apie tokią įžangą ir ką aš šiandien norėsiu jums pristatyti, tai patį ekobrandingą ir pristatyti per kelis elementus. Tai yra logotipų galbūt kažkokias korekcijas, tipografiją, spalviškumą. Tai keliaujam toliau ir šiandien ekodizainas, kuomet atsižvelgiama į gamtos išteklių tausojimą, yra pastebimas ne tik galbūt architektūrai, interjero dizaine, baldų gamybai, bet ir plačiaja prasme produkto dizaine, ar net grafiniam dizaine. Tai net pastebima, kad net dizaineriai dabar netgi pradeda į visą produkto sistemos paslaugos kūrimo etapą įtraukia tokius momentus ekobrandingo to vadinamo, kad jisai taptų tvaresnis visą savo gyvenimo ciklą produktas, apie kurį mes kuriam, šnekam ar gaminam. Tai klausimas, ar galim sumažinti jau esamų produktų prekės ženklų poveikį aplinkai. Teoriškai galim, tačiau tam reiktų turbūt padaryti kažkokius skaičiavimus ir įsitikinti, ar įmanoma ar ne. Tai ką aš norėčiau papasakoti, tai jau tokius skaičiavimus prieš daugiau negu 10 metų, 2013 metais, atliko grafikos dizaineris iš Prancūzijos Sylvain Boyer. Ir tuomet jis iškėlė klausimą, ar dideli prekės ženklai gali sutaupyti milijonus dolerių per metus, vien padarydami minimalias korekcijas ir supaprastindami savo prekės ženklo logotipą. Tai anot dizainerio tai yra įmanoma, nes būtų sutaupama dažų kiekis spaudoje. Žinome, kad dideli prekių ženklai savo gaminius ir viską daug spausdina, daug gaminant įvairių medžiagų, įvairiais pavidalais. Tai šitas grafikos dizaineris
iškėlė tą idėją, kad sumažinus dažų kiekį naudojimą būtų netgi sutaupama ne tik ekologinių aspektų, bet ir ekonominių įmonėm. Tai norėdamas pademonstruoti šitą visą idėją, Sylvain pristatė tokią eco-branding kampaniją pats pirmasis 13 metais. Idėja skamba įdomiai, bet iš esmės gal kiek būtų juokinga, bet verta papasakot, kaip ta idėja gimė šito dizainerio galvoje. Tai jisai buvo atsakingas ir turėjo surengti savo dukrai gimtadienio šventę. Ir ką, ko reikia gerai šventį, reikia svečių. Sukūręs kvietimą kaip dizaineris kompiuterį, kuris labai gražiai atrodo gimtadienio šventę, jisai nusintė spaustuvei ir ką spaustuvė atsiuntė jam, nemažą sąskaitą už jo norimą vienkartinį, pavadinkime taip, kvietimą. Tuomet jisai sako, gal aš tada sumažinsiu dažų kiekį spaudoje ir taip tiesiogiai turėjo poveikį tai, kad jo kvietimas, jo dizainas buvo pereinamesnis ir šituo atveju ekologiškesnis. Tai tik matematika šiaip galėtume pavadinti tai plačiaja prasme. Ir vėliau tas pats dizaineris atlikęs matematinius skaičius su offsetinė spauda, kuri leidžia paskaičiuoti dažų paviršiaus normą naudojamą spaudoje, perkuria žinomus pasaulyje prekės ženklus. Vieną iš jų galite matyti čia. Ir jisai padarė taip su daugiau prekės ženklų, sumažindamas nuo 10 iki 39% dažų sunaudojimą. Tai šitoje vietoje mes galim tikrai pasakyti tai, kad kiekvienas kūrybinis sprendimas priimtas kuriant prekės ženklą gali turėti tiesioginę įtaką mūsų aplinkai. Tai iš esmės, juk dizaineris, kurdamas logotipą, nesukuria tik jo vieną, jisai sukuria, nežinau, 10 šimtus, o gal net milijonus ar milijardus logotipų, kuomet jie atvaizduojami skirtingais formatais, ant skirtingų paviršių. Tai, kaip minėjau, tokie aspektai gali turėti ne tik ekologinį, bet ir ekonominį poveikį įmonėms. Kodėl šneku apie dažus ir spaudą? Tai tais pačiais metais, 2013, Consumer Reports paskaičiavo, kad spaudos dažai yra vienas brangiausių skysčių pasaulyje. Ten jo kaina, jeigu nesumeluosiu, svyravo nuo 400 iki 2,5 tūkstančių JAV dolerių už litrą. Tuo tarpu jis buvo net prilyginamas, kad net galėjo dažai kainuoti brangiau negu, nežinau, šampanas ar Coco Chanel kvepalai numeris 5. Tai va tiek. Ir grįžtant prie mūsų minėtos matematikos, turint omeny tai, kad sutaupant dažų mes galime sutaupyti ne tik ekologinių, bet ir ekonominių išteklių, finansinių, taip vadinamų įmonėms, galim paskaičiuoti realesnį atvejį. Tai paimkime gerai žinoma visiems platų tinklą Starbucks. Kavinių ir 2013 metais Starbucks išleido 670 milijonų puodelių su savo logotipu, kurį matot viršuje. Apačioje matot logotipą, kuris yra sukurtas to paties dizainerio Sylvain Boyer, tačiau jis yra padarytas supaprastintas eco-branding principais, kuomet buvo sumažinta 38% spalvų padengimas logotipe ir tikrai šis logotipas, kadangi prekės ženklas yra žinomas plačiai pasaulyje, atpažįstamumas tikrai yra užtikrinamas šio logotipo, tai ant puodelio galėtų dėti tokį logotipą, pavyzdžiui, įmonę ir tuo atveju būtų 3 kartus sumažinami dažų sunaudojamų spaudoje kaštai. Iš ko pasekoje, taip galima pasakyti, per metus ta įmonė galės sutaupyti per 1000 litrų dažų vien ant puodelių spausdinimo šiuo atveju. Tai gal pasakysit, kad tai nėra kažkoks, nežinau, mažas, didelis skaičius, bet tai yra kažkokie skaičiai, kuriuos mes galime apskaičiuoti realiai. Ir apžvelgiam vieną iš atvejų, paskaičiavom, tai galim tik įsivaizduoti, kokie ekonominiai, ekologiniai pokyčiai galėtų įvykti ne tik aplink mus, bet ir pačių įmonių viduje, jeigu jos savo produkciją truputį pakoreguotų spaudos metu. Ir čia matom to paties dizainerio perteiktus kitus žinomus prekės ženklus pasaulinius ir sumažinus dažų kiekį juose, matom procentaliai kokią išraišką, būtų galima tokią spaudą dėti ir, vėlgi, einam į kažkokį tvarumą, į tausojimą išteklių, mažinimą, vartojimo, tai yra galbūt klausimas jums, ar tai yra ateitis ar ne. Tai aptariam tokius prekės ženklus ir pavyzdys to pačio eco-brandingo idėjos per logotipus, keliaujam toliau pakalbėkime apie tipografiją.
Tai šriftai taip pat gali būti, šriftuose tipografijoje taip pat gali būti pritaikomi eco-branding principai, taip sumažinant dažų kiekį spaudoje, kasdienėje veikloje. Žinoma, šiuo atveju apikurta jau ne begalės, bet tikrai daug įrankių, kurie galėtų jums pagelbėti. Vienas tokių yra EcoFont, leidžiantis, kaip jie teigia, sumažinti perpus jūsų kaštus dažų kasdieninėje veikloje. Ir matom vieną iš EcoFont tam tikrų tvarių sprendimų spaudoje variantą kairėje pusėje, kuomet yra sumažinama dažų kiekis per tam tikrus skylės, kiaurymės, pavadinkime taip, šrifte, kuris ne taip iš esmės maišo skaitomumui, tačiau taupo tam tikrus resursus. Dešinėje pusėje matome taip pat atvejį, kuomet irgi mes perpus galim mažinti tam tikrų dažų kiekį, stipriai nepakenkiant nei skaitomumui, nei matomumui. Tai, kaip ir minėjau pradžiui, mažiau yra daugiau, tai vadovaujantis eco-branding principais ir pritaikius juos prekės ženklę per spalvų supaprastinimas, pačių spalvų parinkimą, kad jos būtų sudarytas iš mažiau spalvų, net šriftų parinkimą, tai galėtų sumažinti ne tik jūsų išlaidas, bet ir poveikį aplinkai. Tai netgi dar galima būtų sutaupyti energinius išteklius, jeigu įsivaizduosim, kad šie prekiniai ženklai, kurie būtų paprastesni, užimtų mažiau vietos ir skaitmeninėje erdvėje, serveriuose, debesise, kaip dabar įprasta manyti. Taip pat eco-branding principas tikriausiai susideda iš tokios trikampės piramidės, kurioje mes matome vizualų poveikį, kuris kuria atpažįstamumą. Tikrai neabejojam, kad šitie prekiniai ženklai supaprastinus savo atpažįstamumą išlaiko. Ir kitų dedamųjų, tai yra ekologinis poveikis, kuris mažina poveikį aplinkai, ir ekonominis veiksnys, kuris gali prisidėti prie jūsų finansinių išteklių taupimo. Taigi, einam prie tos sėkmės istorijos, kaip pavadinsim, dėl ko aš čia stoviu ir turiu garbės pristatyti pačią eco-branding idėją ir tą sėkmės atvejį pavadinkim. Tai aplinkos apsaugos agentūra yra realus eco-branding pritaikymo pavyzdys, su kuriuo teko garbė dirbti. 2003 metų registruotų prekės ženklų konkurse, paminėkim taip, aplinkos apsaugos agentūra buvo paminėta dviejose vietose. Tai buvo inovatyviausias ir aiškiausiai paminėtas. Būtent inovatyviausias apdovanojimas buvo agentūrai skirtas už eco-branding tikslų įgyvendinimą ir principų pritaikymą savo prekės ženkle. Tai logotipe buvo atsisakyta ryškių spalvų, objektų užpildymo tam tikro sumažintas. Šiuo atveju buvo pasirinktas eco-branding spalvų optimalus variantas tarp sunaudojamų resursų, energijos išteklių ir logotipo matomumo ir aiškumo. Tai iš esmės, kairėje pusėje matote buvusi aplinkos apsaugos agentūros prekės ženklo komunikacijos naudojama spalvinį kodą, spalvą, sudaryta iš kiek spalvų, ir dešinėje pusėje matote toliau naudojamas šiuo metu prekės ženklo spalvas komunikacijoje kitose vietose. Tai iš esmės, ką mes atlikom po didelio darbo, to viso backgroundo net niekada kaip čia papasakoti, tai iš esmės šiuo metu aplinkos apsaugos agentūros prekės ženklas, lyginant su tai, kas buvo anksčiau, taupo 27% dažų kiekių spaudoje šiuo atveju. Tai taip trumpai tariant, kad pritaikius eco-branding principus mes galim prisidėti galbūt ne taip matomai prie aplinkos tausojimo, bet iš esmės ant popieriaus skaičiavimai yra reikšminiai. Aišku, ten buvo agentūrai pasiūlyti daugiau variantų, kaip savo komunikacijoje galima būtų tausoti per ikonografiją, tuščią vidurę, tą patį pritaikinant šriftų modelį su kiaurymėm spaudoje. Tų principų yra daug, bet juos reikia pritaikyti agentūrai. Tokią užduotį turėjom, tikiuosi, kad mes ją įgyvendinom. Ir tai kągi, trumpai apžvelgiam patį eco-branding principą. Didelių įmonių galbūt logotipų korekcijas galimas, kaip jos galėtų prisidėti prie aplinkos tausojimo ir savo ekonominio išteklių taupimo. Tai iš esmės taip, didelėse korporacijose prekiniai ženklai dideli, tai realiai gali apskaičiuoti ir sutaupyti tam tikrų išteklių. Jeigu pažvelgsim į mažas, nežinau, agentūras, verslus ar ką nors, tai mažo, netokio didelio, nemasinės pasaulinės gamybos, ką turiu omeny, tai galbūt nebus tokie realūs esminiai pokyčiai, bet šitoje vietoje grįžčiau vėl prie auditorijos pritraukimo naujos, kuriai rūpi, kuri masto tvariau, žaliau. Tai ta auditorija gali būti vienas iš tų rodiklių,
kas galėtų jums būti iš tų bonusų eco-branding pritaikymo savo, nežinau, versle, ateityje kažkuo tais. O kitas momentas, kaip sakiau, mažiau yra daugiau ir pats požiūris, manau, svarbiausia tiek jūsų čia esančių, kad mes turim daryti kažką tokio, dėl ko ateityje būtų geriau gyventi. Tai taip trumpai turbūt ir lauksiu jūsų klausimų, jeigu tokių bus. Taip, ačiū Martynai, yra klausimas, prašau. Ačiū labai už tikrai tokį įdomų pranešimą. Niekada nepagalvoju apie prekių ženklų būtent kūrimą šiuo aspektu, kad galima tikrai padaryti tos minimalius pokyčius, bet kartu sutaupant tikrai nemažai finansų. Mano klausimas būtų toksai, iš tikrųjų dabar vėl kalbam apie tai, kad prekyba, paslaugos keliasi elektroninę erdvę. Ir prekių ženklų savininkai susiduria lygiai su to pačiu klausimu, jiems, kaip įsiminti, nes vis tiek mes prie ekrano kiek ten praleidžiam ir mums to reikia momentinio tokį įspūdžio ir atrodytų tada, kad tie ryškus prekių ženklai, liktai turėtų būti pranašesni prieš būtent, ką jūs dabar minėjote iš kitos pusės, kai kurie ženklą, kuris fiziškai tikriausiai yra naudojamas, taip ar spaudoje, ar ant pačios prekės ir panašiai. Ar jūs kaip kuriate prekių ženklus pagal užsakymą, ar tai vertinate? Taip, ačiū už klausimą. Tikėjausi tokio klausimą, pats turbūt užduočiau tokį klausimą. Taip, tai pirmiausia, mano požiūriu, tai taip, yra tokia situacija, kad nori būti bold, vadinkim taip angliškai, ryškus prekės ženklai ir šitoje vietoje kertasi galbūt su tvarumo, galbūt su ekologiniu požiūriu, kokiu mes norim sieti, eiti kokiu keliu. Taip, žinot, man kaip dizaineriui, kliento poreikiai ir norai turėtų būti pirmiausia. Ką aš minėjau pradžioj, su savo požiūriu, su savo kompetencijom ir bagažu, aš stengiuosi kažkiek minimaliai pakreipti tą rezultatą, kad jis nebūtų jau toks, nežinau, kaip jeigu klientas nori kažko tokio labai didelio, vis tiek stengiuosi pamažinti, vertinti tai, kad tai yra tam tikra tarša, tai mūsų socialiniai, skaitmeniniai medijai, debesise, tai vis tiek stengiuosi prisidėti truputį nematomai šešėlį apie to proceso gerinimo. Ne visada, aišku, tai pavyksta, klientų poreikiai turėtų būti pirmiausia, bet iš esmės aš galvoju, kad ne per prekės ženklo kažkokį ryškumą, tą tokį priverstinį jo matymą turi norėti būti žinomi prekių ženklai. Nes ateina dabar jaunimas, kuriem yra per daug informacijos, kurie yra tavo technologijų karta, jie vengia visų šitų reklamų, jiem nėra neįdomu. Tai prekės ženklai įmonės turėtų ieškoti kitų būdų. Jie gali susiję su tvarumu vieną detalę, prisitrauks tokią auditoriją. Ieškoti kitų būdų, kaip pasiekti savo auditoriją. Nišinių galbūt labiau. Tai nes šiaip iš esmės netiek jau veikia tas toks ryškumas ir agresyvus noras būti žinomam. Tai taip galbūt atsakiau. Taip, ačiū Jums. Dar vienas klausimas. Be žinomų galima būti ir su labai mažu prekės ženklu. Apple'as, pavyzdžiui. Aš galbūt ne klausimą turiu, o komentarą, pastebėjimą. Nuo 25 metų birželio mėnesio įsigalioja Accessibility aktas Europos Sąjungoje, kas kalba apie įtraukti ir įtraukę komunikaciją. Tai čia buvo irgi šiek tiek apie tai užsiminta visual performance, bet į ką stengiamasi atkreipti dėmesį, kad ta komunikacija turėtų būti irgi ta forma, kad žmonės turintis regos negalę, disleksiją arba kitokias kažkokias formas galėtų irgi patogiai skaityti tekstus. Tai žodžiu, svarbu atkreipti dėmesį irgi ne vien tik tais į tai, kad tarkim ten mažiau spalvų, bet ir kontrastai, kad, žodžiu, išlaikyti to įtraukaus dizaino, įtraukios komunikacijos formas, nes ką reiškia tas naujas aktas, kad mums reikės paruošti savo elektroninės komercijos puslapius, būtent pritaikytus taip, kad įvairūs žmonės galėtų jais naudotis. Tai čia, žodžiu, galėtų būti turbūt irgi atskiras dar pranešimas apie įtraukę komunikaciją ir tvarumo prizmę per įtraukumą. Tikrai taip, labai geras pastebėjimas, dėja labai svarbu Europoje pastaruoju metu ir pačiam teko visai neseniai vesti tokią konferenciją, kur buvo su klausos negale, su regos negale ir ten labai aiškiai išdėstė, kas yra gerai, kur link reikia eiti ir Lietuva beje visai neblogai atrodo. Kol kas, aišku, su tinklalapiais nelabai. Tai ačiū Jums labai, ačiū. Mažinsime savo logotipus.